Kodėl negali būti bičių undinėlių? Kasgi suneš medų, be kurio, aš manau, nei bitėms, nei žmonėms nebūtų gyvenimo. Ir vandeniai, undinėlės privalo turėti medaus. O čia dar prie to medžio uokso lygiai toks pat kaip aš lokys. Priplaukė, tik su žuvies uodega vietoj kojų. Iš uokso galva kyštelėjo bitė undinėlė, klausė: tai kiek medaus šį kartą imsi, loky? Lokys: porą stiklainiukų, šeimininkėlė. Sumokėjo bitei porą auksinių pinigėlių, tai jam porą stiklainiukų medaus atidavė. O lokys vandenis priplaukė prie manęs, draugiškai pasisveikino, paklausė, kaip lokiams sausumoje sekasi. Mes truputėlį šnektelėjome, o atsisveikindamas lokys vandenis man vieną stiklainį vandenino bitelių undinėlių medaus padovanojo. Va, triuši padabadumai, aš šį stiklainį kaip įrodymą į tavo radijo stotį atsinešiau. Pasižiūrėk, ant stiklainio etiketės bitė undinėlė su žuvies uodega nupiešta. Imk, triuši, paragauk. Aš jau ragavau, visai neblogas medus, tik truputėlį dumblu ir žuvimis kvepia.